Pirmaisiais metais mes pradėjom su 40 mentorių, šiai dienai turim 140 ir dabar jau rudeniui užsiregistravę yra dar papildomai virš 30 mentorių, tai manau, kad mes rudenį tikrai turėsim 200 mentorių, kuriuos galėsim pasiūlyti savo studentams. Tiesiog užtenka būti kartu, užtenka būti šalia vienas su kitu, kad tu sukurtum tą proveržį. Lūkesčiai dažnai užstoja mums, tai gal pirmą vertą pasikalbėti apie lūkesčius, bet tas nuoširdus dialogas, buvimas kartu ir sukuria tą vertę. Nieko daugiau nereikia. Daug studentų po susitikimo su mentoriumi išeina daugiau motyvuoti, labiau pasitikinti savimi, pagerina savo bendravimo įgūdžius, sužino, kad galbūt tas vadovas nėra kažkas tokio nepasiekiamo ir taip toliau, kad tai yra tik žmogus, ar ne, ir su juo galima apie daugą paprastai kaip su draugu pasikalbėti. Vienas studentas pasisiūlė, tiesiog aš norėčiau padirbėti, ar ne, vasaros metu. Aš pagalvojau, geras metodas pasirinkti darbuotoją, kadangi tu su juo praleidi netgi 9 mėnesius, metus laiko. Tu jį gerai pažįsti, ką tu jam gali kokios veiklos skirti ir taip toliau. Tai aš galvoju, čia yra vienas geriausių iš tikrųjų dabartinių naujos mados metodų atsirinkimo. Darbdaviai šito dar turbūt, kaip jau sakau, neatrado dar to metodo, bet turbūt kuo daugiau įsijungsi tą mentorystę, aš galvoju, jiems čia bus toks kaip ir privalumas šitą daryti. Viena mentorė iš tikrųjų labai gerai yra pasakius, kad bendraudama su studentu, matydama, kaip jisai tobulėja, tada tu pats pagalvoji, bet aš tai kažkaip paskutiniu metu stoviu vietoje, ne, ir galbūt ir man reikia tobulėti. Tai aš manau, kad tikrai mentorystė yra abipusis laimėjimas.